Dar kartą labą dieną visiems Lietuvos krepšinio aistruoliam. Lietuvos televizija pradeda tiesioginę transliaciją iš Stokholmo Logan arenoje. Šiandien turbūt čia yra visų Lietuvos krepšinio aistruolių širdys. Štai jūsų ekranuose yra ta grupelė Ispanijos rinktinės fanų, tačiau ji anaiptol neprilygsta tai sirgalių ordai, kuri prieš kelias dienas užplūdo Švedijos sostinę. Europos čempionato finalas Lietuva, Ispanija. Abi komandos žengia šiame turnyre be pralaimėjimų, iškovodamos po 5 pergalės ir pasiekdamos lemiamą turnyro etapą su geriausiais rezultatais. Ispanijos krepšinio istorijoje dar nėra buvę Europos čempionato, kurį laimėtų šios šalies rinktinė. Yra kolekcijoje auksas, yra sidabras, yra kolekcijoje bronza, yra sidabras, aukso ne. Lietuvos komanda paskutinį kartą Europos čempionatą laimėjo dar 1939 metais. Taigi, po 64 laukimo metų dar vienas šansas tapti stipriausia Europos rinktinė. Ir startiniai abiejų komandų penketukai. Lietuvos rinktinė. 5 numeris Mindaugas Žukauskas, 6 Arvydas Macijauskas, 7 komandos kapitonas Saulius Štombergas, 12 Aurelijus Žukauskas ir 13 Šarūnas Jasikevičius. Ir Ispanijos rinktinė, jos penketas pradedam nuo lyderio Pogazolis, 4 numeris. 7 numeriu žaidžia antras pagal pelnomus taškus krepšininkas ekipoje Juanas Karlosas Navarro. 8 įžaidėjas Jose Calderonas, 10 Karlosas Jimenezas ir 15 2,7 cm ūgio Jorge Garbajosa. Rungtynių arbitrai Luigi Lamonika iš Italijos ir Ilija Beloševičius iš Serbijos bei Juodkalnijos. Ir pirmasis kėlinukas netrukus prasidės. 95 metais lietuviai jau buvo pasiekę šį etapą, kuomet trūko tik tai vieno žingsnio iki Europos aukso, tuomet jiem kelią užkirto buvusi Jugoslavijos rinktinė. Dabar dar viena galimybė. Macijauskas. Netaiklus pirmasis Arvydo Macijausko metimas iš 3 taškų zonos ir su kamuoliu Ispanijos komanda, kaip ir galima buvo tikėtis, iškart ją pasitinka pragariškų švilpimų ir triukšmų Lietuvos rinktinės sirgaliai. Juanas Karlosas Navarro netaiklus metimas ir su kamuoliu Saulius Štombergas. Apsikeitė tolimais šūviais pro šalį abi rinktinės. Šarūnas Jasikevičius, vienas iš geriausių čempionato žaidėjų, 8 rezultatyvūs perdavimai ir štai atrodo 9. Taip, Aurelijus Žukauskas pelno pirmuosius taškus Lietuvos rinktiniai šiame 2003 metų Europos krepšinio čempionato finale. Čempionate, į kurį lietuviai išvyko lydimi galbūt nežinios, lydimi abejonių, ar pavyks pasiekti bent jau tikslą minimum, tai yra ar pavyks iškovoti olimpinį kelialapį. Ta lietuviai jau padarė. Maža to, jie jau užsitikrino sidabro medalius ir šiandien laimėdami finalą galėtų tapti Europos čempionais. Mindaugas Žukauskas prasižengė pirmąjį kartą ir su kamuoliu vėl Ispanijos komandos gynėjai. Pogazolis prieš jį Aurelijus Žukauskas. Pogazolio pirmasis metimas netaiklus. Šarūnas Jasikevičius sukirta per rankas Karlosui Jimenezui. Pogazolis vagia kamuolį. Iš pat pradžių lietuviai išėjo ir po to antrasis metimas netaiklus. Prašo pražangos, jos negauna Pogazolis. Jasikevičius. Ir prasižengia Jose Calderonas, stabdydamas aštrų lietuvio įžaidėjo prasiveržimą. 2-0 priekyje Lietuvos rinktinė sužaidus minutę ir 12 sekundžių. Grąžins kamuolį Lietuvos rinktinė iš užgalinės linijos. Macijauskas. Taiklus Macijausko metimas ir lietuviai padidina savo pranašumą. 4-0. 2 sėkmingos Lietuvos rinktinės atakos ir kol kas visos ispanų pastangos žlugdomos prie Lietuvos rinktinės krepšio. 3 metimus jau prametė Ispanijos komanda. Pogazolis ir Aurelijui Žukauskui skiriama pirmoji asmeninė pražanga, sužaidus minutę 32 sekundės. Trečioji komandinė lietuvių pražanga. Na, su panašiu žaidėju jau turėjo tvarkytis lietuviai, prisiminus grupės varžybos, kuomet Dirkas Novickis, dar vienas išskirtinio talento
Ketvirtasis numeris, sunkusis krašto puolėjas, buvo aiškus varžovų lyderis. Tuomet lietuviai Dirko Novickio problemą išsprendė ir Kortė Garbakos atidaro savo komandos taškų sąskaitą, įmesdamas pirmąjį dvitaškį. Arvydas Macijauskas, gražus perdavimas, tačiau nepagauna kamuolio Aurelijus Žukauskas. Jose Calderonas, Juanas Karlosas Navaro. Pusfinalyje vakar lietuviai 4 taškais įveikė, bet pražangos bandė dabar užblokuoti varžovo metimą Aurelijus Žukauskas, nepavyko to padaryti. Jasikevičius puldamas krepšį prasižengė Šarūnas Jasikevičius. Neįtin gera pradžia, 2 Jasikevičiaus pražangos ir tai yra jau 4. komandinė lietuvių pražanga šiame kėlinyje. Pergudravo dabar Jasikevičius, Jose Calderonas. Du buvę komandos draugai žaidžia Ispanijos rinktinėje. Barcelonoje, kaip ir Jasikevičius, žaidžia ir Rodrigo de la Fuente bei Juanas Karlosas Navaro. Ir po Gazolis, 2 taškai ir pražanga. 3 iš eilės sėkmingi ispanų atsakymai. Greitai ištrynė tą persvarą, kurią turėjo lietuviai. Sėkmingiau pradėję pirmąjį kėlinį. Ir dar viena pražanga. Vėl keitimas, iškart į aikštę įeina Ramūnas Šiškauskas, keičiantis 2 pražangas turintį Šarūną Jasikevičių. 2 minutės 22 sekundės sužaidė, per 12 sekundžių sužaidė lietuviai šiame finale pirmajame kėlinyje ir Jasikevičius priverstas atsisėsti ant suolelio, nes yra prasižengęs jau 2 kartus ir nenori, kad dar labiau sukomplikuotų savo ir visos komandos matyti situaciją. Šarūnas Jasikevičius tuo atveju, jeigu gautų dar ir 3 asmeninę pražangą. Be abejonės, ją ir būtų pasistengę jam uždirbti Ispanijos gynėjai, ypač tas, kuris rungtyniauja tiesiogiai prieš Šarūną Jasikevičių. Mindaugas Žukauskas perdavimas nepasiekė Sauliaus Štombergo, naujos 24 sekundės. 7 minutės 36 sekundės prieš akis, dar galima sakyti beveik visas didysis Europos čempionato finalas. Saulius Štombergas, Šiškauskas. Kieta ispanų gynyba, Šiškauskas atduoda kamuolį Štombergui. Štombergas išsisuka iš varžovo ir nepavyksta pelnyti taškų Sauliui Štombergui. 7-4 priekyje Ispanijos rinktinė. Su kamuoliu vėl Jose Calderonas, Barcelonos komandos žaidėjas. Puldamas krepšį prasižengia Juanas Karlosas Navaro. Rungtynių arbitras fiksuoja pražangą ispanui, antroji komandinė pražanga ir pirmoji asmeninė pražanga šiam gynėjui. Jau minėjau, pakeliui į finalą pusfinaliuose lietuviai nugalėjo prancūzų 74-70. Ispanai po labai atkaklios kovos 2 taškų persvarą 81-79 įveikė Italijos rinktinę, kuri šiandien iškovojo pergalę prieš Prancūzijos komandą ir laimėjo 3 vietą, o dabar Ramūnas Šiškauskas išlygina rezultatą. 7-7 sužaidus 3 minutės ir 15 sekundžių ir vėl ispanų komandos ataka. Juanas Karlosas Navaro, taiklus metimas. Atsiplėšė dabar nuo savo gynėjo Juanas Karlosas Navaro ir niekas nebesutrukdė jam rezultatyviai užbaigti šios atakos. 9-7 priekyje ispanai. Na, ieškant dar papildomų motyvų, lyg tai neužtektų kovos dėl aukso medalių. Šiškauskas nepavyksta jam. Žukauskas atkovoja kamuolį ir jam ant rankų kabinasi iškart Ispanijos krepšininkai. 10 numeris Karlosas Jimenezas prasižengia. Taigi, jeigu dar galima ieškoti papildomų motyvų, galima grįžti 1999-uosius. Tuomet puikiai žaidusią Lietuvos rinktinę ispanai sustabdė ketvirtfinalyje. Tai buvo bene vienintelės prasčiau sužaistos rungtynės, Lietuvos rungtynės antrajame to čempionato etape, tačiau jos buvo lemtingos, kad lietuviai liko už pirmojo ketvirtuko ribos. Aurelijus Žukauskas nepataiko pirmosios baudos. Aurelijus Žukauskas vakar labai sėkmingai sužaidė visas rungtynės. Aurelijus Žukauskas, galbūt šiek tiek sunkiau jam buvo rungtyniauti puolime, galbūt ne viską sumetė, ką galėjo sumesti Aurelijus Žukauskas, tačiau gindamas jis padarė labai daug žalos, gąsdindamas prancūzų gynybą. 1 taško persvarą dabar turi Ispanija, 9-8. Karlosas Navaro. Jimenezas pro galinę liniją. Ir dar 2 taškai. Vėl įverčia 2 taškus iš po krepšio Ispanijos ekipa, kol kas sėkmingai randantis spragų lietuvių gynyboje, ypač baudos aikštelėje. Šiškauskas. Ginčas. Jis tik įvėlė į tokį
sudėtingą žaidimą dabar Šiškauską 1-1 dvikovoje Jose Calderonas. Ir ginčas. Na, ginčą turėtų laimėti Šiškauskas, turėtų šokti aukščiau. Svarbu tik tai numušti kamuolį komandos draugų į rankas. Ispanai priekyje 3 taškų skirtumo, 11-8. Viskas tvarkoje, Aurelijus Žukauskas atkovoja kamuolį, Saulius Štombergas, Macijauskas. Ir vėl sėkmingai ispanai išsirenka visus žaidėjus, išskyrus Saulių Štombergą. Nepataiko Štombergas, nuima kamuolį Aurelijus Žukauskas. Štombergas ir 2 taškai, 10-11. Jau tik 1 taškas skiria komandos, priekyje ispanai. 3-4 minutės ir 30 sekundžių sužaista pirmajame Europos čempionato finalo ketvirtyje. Garbachosa perdavimas po Gazoliui. Ir Gazolis vėl pelno 2 taškus, ispanų lyderis renka taškus. Jau 7 yra įmetęs po Gazolis per pirmasias nepilnas 5 minutės. Koks gražus perdavimas, Mindaugas Žukauskas gauna kamuolį tiesiai į rankas, būdamas po krepšiu, ir 2 taškai, 2 lengvi taškai. Be vargo sujaukė dabar visą ispanų gynybinį planą Lietuvos rinktinė, Macijauskas ir Mindaugas Žukauskas. Kol kas ispanai pirmauja, tačiau lietuviai jiem neleidžia atitrūkti. Macijauskas perima kamuolį, Macijauskas užtverdamas kelią Ispanijos rinktinės žaidėjo perdavimui ir Macijauską dabar neleistinai stabdo Ispanijos rinktinės žaidėjas. Dar viena pražanga, prasižengia Juanas Karlosas Navaro. Antroji asmeninė pražanga šiam vienam iš Ispanijos lyderių. Macijauskas stos prie baudų metimo linijos. Tai yra 3-oji komandinė pražanga. Ir sėdasi dabar ant atsarginių žaidėjų Solelio ir Juanas Karlosas Navaro. Tai jau galima vadinti savotišku atsakymu į 2 Šarūno Jasikevičiaus pražangas, taip pat pasodinusios lietuvių lyderį ant atsarginių žaidėjų Solelio. Macijauskas, taiklus baudos metimas. Macijauskas šiose pirmenybėse kol kas neprametė nė vienos iš 22 baudų. Ir 23-oji taikli, 14-13, dabar jau priekyje 1 tašku Lietuvos rinktinė įpusėjus pirmajam ketvirčiui. Ir Ispanijos komanda pradeda dar vieną ataką. Jose Calderonas, dabar į aikštelėje Albertas Hererasas pakeitęs Juaną Karlosą Navarą. 99 metais Hererasas pridarė labai daug nemalonumų. Po Gazolis vieną po kito siunčia kamuolius į lietuvių krepšį. 9-asis jo taškas, jis vėl grąžina 1 taško pranašumą savo rinktiniai. 15-14 priekyje Ispanija. Saulius Štombergas iš 3 taškų zonos. Ir vėl netaikliai. Macijauskas. Ne, nuo Macijausko rankos kamuolys palieka aikštę. Su juo dabar turės Ispanijos rinktinė. 15-14. 2 stipriausios Europos čempionato komandos pagaliau susidūrė akis į akį. Apie šią dvikovą buvo pradėta kalbėti ypač po sėkmingo lietuvių rungtynių pasirodymo grupės varžybose. Prieš ketvirtfinalio mačus dauguma prognozavo būtent tokią baigtį. Ir puldamas krepšį prasižengia Ispanijos komandos žaidėjas. Nebus įskaityti taškai. Lietuvos komandai pavyksta apsiginti. Jose Calderonas, antroji jo asmeninė pražanga. Ir vėl keitimas Lietuvos ekipoje vietoj Aurelijaus Žukausko. Dabar į aikštę įeina Darius Songaila. Vidutiniškai šiame čempionate žaidžiantis po 16 minučių ir pelnantis po 8 taškus. Šiškauskas dabar kartu su savo komandos gynėjais pasikeisdamas sėkmingai atlieka į žaidėjo funkcijas. Ramūnas Šiškauskas 2 taškai. Vėl priekyje lietuviai po Šiškausko 2 taškas, 16-15. Šiškauskas pelno savo komandai 5-ąjį tašką. Ir vėl Gazolis ir vėl darbas Darius Songailai. Puldamas krepšį prasižengia po Gazolis. Dar kartą patikimai ginasi Lietuvos rinktinės žaidėjai. Ir dabar jau Ilija Belovičius, rungtynių arbitras, ramina Ispanijos atsarginius krepšininkus, kurie emocingai reaguoja į bet kurį sprendimą. Po Gazolis prasižengia pirmąjį kartą 9 taškus. Per 6 minutės ir 18 sekundžių jau yra pelnęs po Gazolis. Mončio Lopesas, ispanų treneris, sodina ant suolelio ir antrąjį starto penketo gynėją Jose Calderoną vietoje ir leisdamas Karlosą Marko. Ramūnas Šiškauskas. Gainiasi paskui Macijauską Karlosas. Marko Karlosas. Saulius Štombergas. Suklaidina varžovą. Atkovoja kamuolį Saulius Štombergas. Ir dar kartą pavyksta laimėti dvikovą lietuviams. Tačiau kamuolio ištraukti Saulius Štombergas jau nebesuspėja.
Vėl daug pretenzijų, kaip ir įprasta šiame čempionate turi Pogazolis visiems be išimties arbitrams. 3 minutės 17 sekundžių. Na, nemažai tenka jam atlaikyti, tačiau nieko kito šis krepšininkas ir neturėtų tikėtis. Yra aukščiausios klasės žaidėjas, aukščiausio lygio superžvaigždė. Jam yra skiriamas visą laiką pats didžiausias dėmesys. Alberto Hererosas, dabar jau Macijauskui nepavyksta išprašyti varžovo pražangos, prasižengia Lietuvos rinktinės gynėjas, tai bus pirmoji jo asmeninė pražanga ir Hererosas mes 2 baudos metimus. Na, 3 iš eilės pražangų, puolant varžovų krepšį, tikėtis matyt buvo lietuviams nelabai realu. Ne dėl to, kad galbūt čia buvo ar nebuvo pražanga, tiesiog vargu ar teisėjai galėjo ryžtis skirti 3 kartą iš eilės tokią pačią bausmę puolančiai ispanų rinktinė. Rezultatas lygus 16-16 ir Alberto Hererosas pataiko ir antrąjį baudos metimą. 17-16 priekį Ispanijos komanda. Kol kas net ir Jasikevičiui nėra jokios krizės lietuvių komandos žaidime. Ne pirmą kartą šiame čempionate Lietuvos komanda sėkmingai rungtyniauja ir be Jasikevičiaus. Ir Ramūno Šiškausko metimas labai aukšta trajektorija. Grumtynės dėl kamuolio, Pogazolis vėl laimi šią dvikovą. 17-16 ir vėl ispanų komandos puolimas. 2 minutės 35 sekundės lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos. Karlosas Kimenezas perima kamuolį Lietuvos krepšininkai. Šiškauskas puikiai prasiveržia pro varžovą ir stapteli. Dabar kartu su Mindaugu Žukausku perdavimas Darius Songailai prieš Songailą Jorge Garbajosas. Songaila. Ir kerta per rankas Darius Songailui. Jį bandė sustabdyti varžovas. Atrodo 10-ajam numeriui Karlosui Kimenezui. Rungtynių arbitrai skiria pražangas. Songailas stos prie baudų metimo linijos. Visiškai lygus ir permainingas pirmasis kėlinys. Finalas, kokio turbūt ir buvo galima tikėtis. Bent jau pirmosios nepilnos 8 jo minutės. Taiklus Dariaus Songailo pirmasis baudos metimas. Songailo pelno pirmąjį tašką. Ir antroji bauda taip pat pasiekė tikslą ir vėl svarstyklės svyra šiek tiek į lietuvių pusę. 18-17. Dabar jau jie priekyje 1 tašku. Karlosas Marko. Iš 3 taškų zonos netaikliai meta ispanai. Pagaliau lietuviams pavyksta apsiginti ir atkovoti kamuolį po savo krepšiu. Macijauskas iš 3 taškų zonos. Netaiklus metimas ir ispanai atsako lygiai tuo pačiu. Laimėdami atšokusį kamuolį, atkovodami atšokusį kamuolį savo baudos aikštelėje. Vėl prašo kamuolio Gazolis, dabar jį gauna. Dabar jau iššūkis Dariui Songailai. Saulius Štombergas prasižengė. Buvo atskubėjęs į pagalbą Saulius Štombergas į baudos aikštelę. Galvodamas, jog prireiks ir jo paramos Dariui Songailai. Ir skubėdamas atgal prie savojo žmogaus. Pažeidė taisyklės Saulius Štombergas. Alberto Hererosas vėl prie baudų metimo linijos. Keitimas Lietuvos komandoje. Aikštėje pasirodo Dainius Šalenga, keičiantis Arvydą Macijauską. Taiko dėl baudos metimo Alberto Hererosas, 34 metų Ispanijos rinktinės veteranas, sugrįžęs į rinktinę. Tik tai Mončio Lopeso trenerio įkalbėtas. Abi baudos pasiekė tikslą ir vėl priekyje 1 tašku Ispanijos rinktinė. 19-18. Įspūdingai triuškino savo varžovus Ispanijos komanda, leisdama įmesti jiems vidutiniškai per rungtynės 20 taškų mažiau. Minutė 32 sekundės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Prieš šias rungtynės, likus valandą iki jų teko kalbėti su Antanu Sireika, Lietuvos rinktinės treneriu. Pažeidžia taisyklės Darius Songaila, nesugebėjo išvengti užsiėmusio poziciją varžovo ir kamuolys atitenka Ispanijos komandai. Pirmoji Songailos pražanga ir Antanas Sireikas sakė, kad yra jo gyvenime buvę, nors tai turbūt pačios kol kas svarbiausios rungtynės jam kaip krepšinio treneriui, tačiau yra buvę gyvenime rungtynių, kuomet jaudindavosi daug labiau, prisipažino treneris Antanas Sireika. Ir jį galima suprasti, Lietuvos komandai pavyko padaryti tai, ko jį atvažiavo, negana to, jau yra mažiausiai sidabro medaliai ir Saulius Štombergas dabar vėl išveda į priekį Lietuvos rinktinę. Minutė 14 sekundžių, 20-19 ir lietuviai dabar jau skuba prie savo trenerio. Minutės pertraukėlė.
finalas iki pirmojo kėlinio pabaigos, minutė 14 sekundžių ir Lietuvos rinktinė dabar priekyje 20-19, 1 taško pranašumą turi lietuviai, palaikomi čia gausiai susirinkusių kelių tūkstančių gerbėjų ir aišku, žinantis, kad turi moralinę beveik 4 milijonų Lietuvoje likusių krepšinio aistruolių paramą. Pogasolis. Ir pavyksta sustabdyti jį Dariui Songailai, netaiklus Pogasolio metimas su kamuoliu Ramūnas Šiškauskas. Kol kas Lietuvos komandos snaiperiai dar niekaip negali prisišaudyti prie krepšio. Iš 6 tolimų metimų tik tai vienas pasiekė tikslą. Saulius Štombergas. 9 sekundės atakai. Štombergas. Šiškauskas. Tai yra Darius Songaila, netaiklus metimas ir atkovoja kamuolį Ispanijos ekipa. Beveik kol kas neleidžia puolančiai ekipai nei viena, nei kita rinktinė smagintis priešininkų baudos aikštelėje. Ir Songaila vėl stabdo kietai, bando dengti Pogasolį, meta iš 3 taškų zonos ir nepataiko Ispanijos komandos gynėjas Karlosas Marko. Šalenga nuima kamuolį varžovui tiesiai nuo galvos. Šiškauskas. Pažeista 3 sekundžių taisyklė. 3 sekundės iki kėlinio pabaigos. Alberto Hererasas laukia kamuolio. Skubėdamas meta ir nepataiko Karlosas Marko, taigi baigėsi šio finalo pirmasis kėlinys. Kol kas viskas vyksta palyginti neblogai, lietuviai pirmauja 20-19. Kovoja kamuolį lietuviai, grįžtame į Stokholmą. Čia ką tik prasidėjo antrasis kėlinys ir su kamuoliu Šarūnas Jasikevičius vėl grįžo į aikštę Lietuvos rinktinės žaidėjas. Kol kas žaidės tik tai 2,5 minutės. Darius Songaila per Pogasolį. Metimas netaiklus. Ispanai renkasi kamuolius po savojų krepšiu. Nors lietuviai kol kas laimi kovą dėl atšokusių kamuolių 9-7. Ir tik vienas taiklus tritaškis iš 6. Pogasolis vėl tarp jo ir krepšio Aurelijus Žukauskas ir dar šalia trinasi Darius Songaila. Paliktas laisvas Jose Garbakosa, pastebi likusį laisvą krepšininką Pogasolis ir po jo perdavimo bei taiklaus komandos draugo metimo vėl persvara. 1 taško persvara susigrąžina Ispanijos komanda. 21-20. Šarūnas Jasikevičius. Numeta kamuolį Songailai. Songaila meta ir pagaliau pataiko Darius Songaila. Ketvirtasis metimas pasiekė tikslą, 4 taškai Songailo sąskaitoje, vėl priekyje Lietuvos komanda, 22-21. Minutė 5 sekundės sužaista šiame kėlinyje. Rodrigo de la Fuente prieš jį dabar Dainius Šalenga. Ir puldamas krepšį prasižengia Pogasolis, Macijauskas vėl veda iš kantrybės. Vieną po kito Lietuvos rinktinės varžovus. Antroji asmeninė pražanga Pogasoliui ir abi pražangas šis priešininkų komandos lyderis gavo būtent prie Lietuvos rinktinės krepšio. 22-21. Gazolio pražanga leidžia Lietuvai išlaikyti tą pranašumą. Macijauskas pašokdina varžovą. 8 sekundės atakai. Kaip galingai Darius Songaila kala kamuolį iš viršaus į varžovų krepšį. Super ataka, super dėjimas. 24-21. Sprogstamas šuolis, galingas skrydis ir sutraiškyta visa ispanų gynyba. Dabar Darius Songaila ir prasižengia. 2 baudos, tai yra pirmoji komandinė lietuvių pražanga šiame kėlinyje. Baudos metimai nebus metami ir vėl keitimas. Grįžta į aikštę Juanas Karlosas Navarro, keičiantis Karlosą Marko. Kol kas Navarro pelnė tik tai 2 taškus. Pogasolis prieš Aurelijų Žukauską. Ir Gasoliui dabar per rankas duoda iš karto Lietuvos rinktinės krepšininkai, išgelbėdami savo krepšį bent jau kol kas nuo pavojingos varžovo atakos, galbūt netgi nuo dėjimo iš viršaus ir siūsdami Pogasolį prie baudų metimo linijos. Kol kas šiandien jis metė 1 baudą, ją pataikė, tačiau paprastai baudas meta tik tai 73% taiklumo, tai leidžia tikėtis, kad karts nuo karto galbūt ir prames kokį vieną kitą baudos metimą, o tai jau bus šis tas. Štai tas ir pramestasis.
Ir antrasis metimas netaiklus, Aurelijus Žukauskas atkovoja kamuolį, taigi pasiteisinusi, 100% pasiteisinusi lietuvių pražanga, leidžia jiem išsaugoti tą 3 taškų pranašumą. Macijauskas. Ispanai susipažinę su Lietuvos komandos žaidimu, puikiai gaudo visus lietuvių snaiperius, o štai taip kartais perima ir netidžiau perduotus kamuolius. De La Fuente, Garbachosa. Darius Songaila prasižengia ir tai bus 3 Songailos pražanga. Keitimas lietuvių komandoje vietoj Aurelijaus Žukausko aikštėje. Saulius Štombergas vėl dabar galbūt net toks aukštas, tačiau pakankamai solidus ir mobilus lietuvių penketukas. Macijauskas, Šalenga, Jasikevičius, Štombergas ir Songaila. Ir Jose Garbachosa pataiko pirmąjį baudos metimą. Tai šis krepšininkas baudas meta labai taikliai. Iki šiol metė 14, čempionate pataikė 13. Ir sumažina skirtumą iki 1 taško Jorge Garbachosa. Macijauskas dabar bandys persivaryti kamuolį varžovo aikštės pusę. Tai pavyksta padaryti be ypatingų problemų Lietuvos rinktinės gynėjui. Ir dabar jau pražanga Felipe Reyesui 9-ajam numeriui, vienam iš jauniausių Ispanijos rinktinės žaidėjų, tačiau vaidinančiam svarbu vaidmenį dabartinėje Ispanijos rinktinėje. Pirmoji asmeninė jo pražanga, 3 ir 2 komandinė rinktinės pražanga antrajame kėlinyje, kuriame kol kas sužaista 2 minutės ir 26 sekundės. Jasikevičius. 1 prieš 1, labai lengvai prasiveržta pro pirmą varžovą. Perdavimas Songailai. Ir Songaila. Taiklus metimas. Darius Songaila didina skirtumą vėl iki 3, 26-23. Na, galbūt neturėjo ypatingai daug progų pasireikšti iki tol čempionate Darius Songaila, vien jau todėl, kad tekdavo žaisti prieš stiprius 4 numerius, kuomet svarbiausia būdavo gynyba. Visų pirma, varžovų lyderių neutralizavimas, o štai šiandien jis atrodo nusiteikęs labai kovinga. 8 taškus jau pelnė per 6 minutės Darius Songaila. Ir šiandien jo dėka lietuviai jaučiasi kol kas agresyvesni ir kietesni varžovų. Tiek varžovų, tiek ir savo baudos aikštelėje. Suklysta Ispanai, o Darius Songaila keičia. Kšištofas Lavrinovičius. Prieš Jasikevičių dabar pastatytas Rodrigo De La Fuente, buvęs jo bendraklubis. Matyt, tikisi, jog žinodamas Jasikevičiaus žaidimą, žinodamas visas jo subtilybės, padės sustabdyti Jasikevičių. De La Fuente, Jasikevičius meta ir pataiko iš 3 taškų zonos. Lietuviai įgyja 6 taškų persvarą. Ilgai tampėsi komandos, tai viena tai kita, kaip papirmaudavo 1, 2, 3 taškus, o štai dabar jau 6 taškų pranašumas. 29-23. Rodrigo De La Fuente. Puldamas krepšį prasižengia Jorge Garbachosa ir prasižengia prieš ką daugiau, jeigu ne prieš Arvydą Macijauską. Ir tai yra 3 komandinė pražanga, keitimas Lietuvos ekipoje, tačiau jau po minutės pertraukėlės. Grįžtame į Stokholmą. Globen arenoje 6 taškų Lietuvos rinktinės persvara. Europos čempionato finalas 29-23. Po minutės pertraukėlės lietuviai turi kamuolį savo rankose ir Kšištofas Lavrinovičius 2 taškai ir pražanga. Jaunasis Lietuvos rinktinės debiutantas ir toliau įrodinėja, jog ateityje gali tapti labai rimtu Lietuvos rinktinės priekinės linijos žaidėjų. Nepaisant to, jog trūksta patirties, nepaisant to, jog galbūt per mažai pažįstami varžovai, tačiau Kšištofas Lavrinovičius visą šį čempionatą rungtyniauja labai naudingai. Įmeta ir baudos metimą Kšištofas Lavrinovičius 32-23. Jau 9 taškų persvara. Didžiausias lietuvių pranašumas. Navaro iš karto persvarą sumažina iki 7. Savo būdingų stiliumi. 2 žingsnyje. Išlaikydamas saugų atstumą tarp savęs ir varžovo aukšto ūgio. Pelno 2 taškus planas Karlosas Navaro. Jasikevičius. Persekioja jį Rodrigo De La Fuente. Ir pameta kamuolį Kšištofas Lavrinovičius. Ir 2 taškus dar kartą pelno planas Karlosas Navaro. Ir dabar jau minutės pertraukėlės prašo Antanas Sireika. Štai taip, nesenai buvo 9 taškai, dabar jau liko tik tai 5.
Grįžtame į Stokholmą, čia Lietuvos rinktinės pranašumas, dabar 5 taškai, 5 minutės ir 50 sekundžių iki antrojo kėlinio pabaigos. Ir Šiškauskas dabar persivarys kamuolį į varžovų aikštės pusę, paprašęs minutės pertraukėlės. Antanas Sireikas šiek tiek pabandė sureguliuoti komandos žaidimą, ypač žaidžiant prieš Juaną Karlosą Navaro, nes būtent jis 2 paskutiniuosius kartus pelnė taškus. Nepataiko Arvydas Macijauskas. Trečiasis tritaškis, jo tritaškis skrieja pro šalį. Lietuvių snaiperiai kol kas iš 8 tolimų metimų įmetė tik tai 2. Yra rezervo, ar jo pasinaudo šiandien Lietuvos komanda, kol kas sunku pasakyti. Juanas Karlosas Navaro puikiai žaidžia gindamiesi Lietuvos rinktinės krepšininkai ir pražanga Ispanijos rinktinės aukštaūgiui. Felipe Reyesas nugriauna Kšištofą Lavrinovičių, tai jam neprasprausta pro pirštus ir pro akis rungtynių arbitrui. Ir tai yra jau 6. komandinė Ispanijos rinktinės pražanga, taigi dabar jau prie baudų metimų linijos tos Kšištofas Lavrinovičius šiandien vieną baudą metė, vieną ją ir pataikė. Netrukus ispanų gretose vėl grįš į aikštę ir po Gazolis įmeta baudos metimą Kšištofas Lavrinovičius, 4. jo taškas. Ir abu baudos metimus pataikęs Lietuvos rinktinės aukštaūgis grįžta atgal į savoją baudos aikštelę. 34-27, 5 minutės 10 sekundžių lieka iki didžiosios pertraukos. Felipe Reyesas, Hererosas, vėl Reyesas, 1-1 bando žaisti Reyesas, sužingsniuoja ar ne, prasižengia, atrodo prasižengia Saulius Štombergas. 4. komandinė Lietuvos ekipos pražanga šiame kėlinyje Štombergui, tai yra 3. asmeninė pražanga ir grįžta į aikštę Darius Songaila, keičiantis būtent Saulius Štombergą. Songailos pavardė taip pat, 3 pražangos. Gazolis keičia Felipe Reyesą. Ir Juanas Karlosas Navaro. Dabar jau prieš Arvydas Macijauskas. Navaro. Gazolis. Ir paliktas laisvas ties 3 taškų zoną. Nepataiko Alberto Hererosas. Atkovoja kamuolį Kšištofas Lavrinovičius. Išsaugotas, išlaikytas 7 taškų pranašumas. 4 minutės 40 sekundžių. Jasikevičius. Kšištofas Lavrinovičius. Netaiklus metimas, kamuolys atitenka Lietuvos rinktinės krepšininkam, nes paskutinysis jį liečia Juanas Karlosas Navaro. Bando laimę šiandien jau ir ne tik Lietuvos rinktinės snaiperiai, štai prametė ir Kšištofas Lavrinovičius. Kol kas abu kartus pro šalį atakavo ir Saulius Štombergas ir Šarūnas Jasikevičius. Jo metimas netaiklus. Vėl kamuolys atitenka Lietuvos komandai ir iš naujo galima ramiai neskubant surengti dar vieną ataką. 4 minutės 31 sekundė lieka žaisti ir ruošiasi dar vieną naują veidą mesti į aikštę. Munčia Lopesas netrukus joje pasirodys ir 2,8 m ūgio Antonijo Buenio. Kšištofas Lavrinovičius atkovoja dar vieną kamuolį. Lietuviai jau gana ilgam atrodo apsikasė prie varžovų krepšio. Ir Macijauskas. Nepavyksta Macijauskui pelnyti taškų. Nepavyksta ir Dariui Songailai. Su kamuoliu vėl Ispanijos komanda. Kelis šansai. O Gazolis. Navaro. Barbafosa. Ir iš 3 taškų zonos taikliai meta Juanas Karlosas Navaro. Skirtumas mažėja iki 4 taškų. 34-30, tačiau priekyje lietuviai. Pirmaudami visą šį kėlinį. 3 minutės 40 sekundžių lieka iki kėlinio pabaigos. Šiškauskas prieš jį senesnis ir netoks jau judrus, nors ir patyręs Alberto Hererosas. Šiškauskas meta. Ir krumtynės dėl kamuolio vėl laimi Ispanijos aukštaūgiai. Jorge Garbajosa 3-2. Palaukia komandos draugų Ispanijos rinktinės veteranas Juanas Karlosas Navaro. Įsodinęs pirmąjį tritaškį Ispanijos komandoje. Šios dienos rungtynėse po Gazolis. Navaro dar vienas metimas. Šį kartą netaikliai ir niekas neatsiduria greičiau prie kamuolio už po Gazolį. Šioje situacijoje meta Gazolis vėl netaikliai. Na dabar jau viskas ramu. Kamuolys jau lietuvių rankose. 34-30. Mažiau nei 3 minutės lieka žaisti šiame kėlinyje. Lietuvos komanda laiko pranašumą. Macijauskas.
6 sekundės atakai. Ir sužingsniuoja Arvydas Macijauskas. Labai apmaudžios klaidos. Atrodytų jau apsigina Lietuvos rinktinės krepšininkai, tačiau visas tas darbas po to nueina per niek, jeigu nepavyksta paversti turimo kamuolio pranašumo taškais. 34-30. Aurelijus Žukauskas ir Dainius Šalenga vėl grįžta į Lietuvos rinktinės penketą. Jonas Karlosas Navaro prieš Šiškauskas. Navaro vėl bando atsidengti, lenda po krepšiu. Kimenezas. Puolime dar viena pražanga ir Karlosas Kimenezas vėl nustebę žiūri rungtynių arbitrą. Lietuvos komanda šiandien jau, jeigu neklystu, 6 kartus privertė prasižengti varžovus. Būtent taip. Ir tai yra trečioji Karloso Kimenezo pražanga. Lietuvos komanda pradės vėl naują ataką. Šalenga, Jasikevičius, Žukauskas, Songaila ir Šiškauskas. Toks yra rinktinės penketukas. 6 krepšininkais dabar bando rungtyniauti Ispanijos komanda. Karlosas Kimenezas buvo nusiteikęs likti ir toliau aikštėje. Jis gavo trečią pražangą ir sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio. Šarūnas Jasikevičius. Patikino Songailos užtvarą. Jasikevičius. Meta iš 3 taškų zonos ir vėl netaikliai Šarūnas Jasikevičius. 10 metimų ir 11 metimų ir tik 2 taiklus, 18% taiklumas. O mes dar kalbėjome, jog vakar mes metėme labai prastai. Pasirodo nieko panašaus. Galima dar ir prašiau. Ir blogiausia tai, jog visą tai vyksta finale. Jasikevičius. Aurelijus Žukauskas. Šiškauskas iš 3 taškų zonos. Na, negaligi nesisekti visiems. 37-30. Po Ramūno Šiškausko 3 taškio vėl 7 taškų persvara. Šiek tiek pagerėja pataikymo procentas, o svarbiausia, kad pagerėja ir rezultatas. Likus žaisti minutę ir 30 sekundžių lietuviai laiko kamuolį laiko iniciatyvą savo rankose. 7 taškų skirtumas. Pogazolis per tas 4 minutės, kurias praleido po pauzės ant suolelio, nepelnė kol kas nė vieno taško. Ir netrodo, kad bent jau turėtų ypatingai daug progų. Pogazolis, baigėsi atakai skirtas laikas. Ne, nebus įskaitytas šis metimas. Aiškiai tai parodo rungtynių arbitras. Išmetė kamuolį jau per vėlai į lietuvių krepšį Jose Calderonas, nors metimas ir buvo taiklus. Taigi 7 taškų persvara išlieka. Minutė 18 sekundžių iki antrojo kėlinio pabaigos. Ramūnas Šiškauskas šiandien iš 3 metimų pataikė 2. Žukauskas atkovoja kamuolį. Nepavyksta nei jam, nei Dariui Songailai. Vėl 2 netaiklus metimai iš po krepšio. Nors atrodytų ir buvo patogioje padėtyje tiek vienas, tiek kitas Lietuvos rinktinės aukštaūgis. Šalengai dabar svarbiausia užduoti sustabdyti Juaną Karlosą Navaro. Vėl Pogazolis, vėl Navaro pro galinę liniją, vėl metimas ir netaikliai kamuolys Dariaus Songailos rankose. Nepamato perdavimo Ramūnas Šiškauskas, tačiau viskas baigėsi gerai su kamuoliu Lietuvos rinktinė ir griebė už rankų Šiškauskui Ispanijos rinktinės žaidėjas. Dabar jau užsipuola teisėja Ispanijos komanda, tačiau viskas buvo aišku šioje situacijoje. Kontaktas, susidūrimas ir... O čia jau tai pražanga. Šiškauskas mes baudos metimus, keitimas Lietuvos komandoje. Sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio Darius Songaila, vietojo Mindaugas Žukauskas. Lietuviams likus žaisti šiame kėlinyje 40,5 sekundės, atsiranda galimybė vėl padidinti skirtumą. Šiškauskas, jis jau pelnė 8 taškus, tiek pat kiek ir Darius Songaila. Ir netaiklus Ramūno Šiškausko baudos metimas. Ir tai yra tik tai antra pramesta bauda šiame turnyre Ramūno Šiškausko. Antrasis metimas taiklesnis, 38-30. Kiek daugiau nei 30 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Svarbiausia gerai jas sužaisti, apsiginti, išsaugoti ir galbūt pabandyti padidinti tą skirtumą. Suklysta Ispanijos komanda, perimtas kamuolys. Jasikevičius, 1 iki galo. Bus įskaityti 2 taškai, taip numuša kamuolį jau besileidžiantį į krepšį Pogazolis. Ir Lietuvos komanda baigiantis kėlinį turi jau 10 taškų persvarą. 40-30 likus žaisti, 20 sekundžių šiame ketvirtyje. 20 sekundžių iki didžiosios pertraukos. Paskutinysis šansas ispanam darbut šiek tiek galbūt pagerinti situaciją. Lietuviams pabandyti išlaikyti tą turimą persvarą. Ir prasižengia Dainius Šalenga. Juanas Karlosas Navaro stos prie baudų metimo linijos.
lieka 8,8 sekundės iki kėlinio pabaigos. Juanas Karlosas Navaro kol kas šiandien baudų dar nemetė. Apskritai ispanai metė 9 baudos metimus, pataikė 7, lietuvių rodikliai panašus 11 ir 9. Ir nepataiko baudos metimo Juanas Karlosas Navaro, išlieka 10 taškų skirtumas. Antrasis metimas taiklus. Dar beveik 9 sekundės turi Lietuvos rinktinė. Jasikevičius. 3 sekundės Jasikevičius. Netikslus perdavimas ir nesėkminga paskutinė Lietuvos rinktinės ataka, tačiau viskas kol kas labai gerai. 9 taškais priekyje Lietuvos komanda 2003 metų Europos krepšinio čempionato finale. Mes vis dar priekyje 40-31. Finalo kelinys 40-31 po pirmųjų 2 kelinių 9 taškais pirmauja Lietuvos rinktinė. Antrajame kelinyje sugebėjusi sukaustyti ispanų žaidimą, leidusi įmesti jiems tik tai 12 taškų ir paleidusi, jeigu taip galima sakyti, po Gazolį į rūbinę su 0 taškų per antrąjį kelinį. Sėdėjo keletą minučių ant suolelio po Gazolis, tačiau žaidęs iš viso 7 minutės antrajame kelinyje. Per tas 7 minutės jis nepelnė nė vieno taško. Lietuvos komanda priekyje 9 taškais. Svarbiausias šio čempionato rungtynės galimybė po 64 metų pertraukos iškelti Lietuvą vėl į pačią Europos krepšinio viršūnę, ant pačio aukščiausio laiptelio. Ir trečiasis kėlinys. Saulius Štombergas, Mindaugas Žukauskas, Aurelijus Žukauskas, Arvydas Macijauskas ir Šarūnas Jasikevičius. Lietuviai atkovoja pirmąjį kamuolį. Laimi vėl dvikovą Aurelijus Žukauskas. Dabar jo ir po Gazolio pasistumdymas baudos aikštelėje. Ir Aurelijus Žukauskas. 2 taškai per po Gazolį. 42-31. Lietuvos pranašumas dabar išauga iki 11 taškų. Pirmoji sėkminga lietuvių ataka trečiajame kėlinyje. Ispanų komanda rezga savo ataką, jai dar lieka 12 sekundžių. Navaro perdavimas Gazolį, atsitraukia visi varžovai, palikdami vieną po Gazolį. Gazolis atskuba pagalbą ir prasižengia Mindaugas Žukauskas. Pribėgo, pagalvojo, taukštelėjo per rankas po Gazoliui ir Gazolis mes 2 baudos metimus. Šiandien jis iš 3 kol kas pataikė tik tai 1. Antroji pražanga Mindaugui Žukauskui. Dabar šis pirmasis baudos metimas taiklus, 42-32. Šarūnas Jasikevičius išnaudoja šitą pertraukėlę, pasitardavo su treneriu Antanu Sireika ir perduoda nurodymus komandos draugams. Sumažino skirtumą 2 taškais po Gazolis, pirmieji jo taškai po labai ilgos pertraukos. Jasikevičius prieš jį Jose Calderonas. Gali gaudyti ir provokuoti pražangą puolime Šarūnui Jasikevičiui Jose Calderonas. Mindaugas Žukauskas, Arvydas Macijauskas kol kas prametė visus 3 tolimus metimus. Jeigu prabiltų snaiperiai, Lietuvos situacija taptų gal dar geresnė. Dabar nepavyksta pataikyti Sauliui Štombergui. 42-33. Ispanijos ekipa vėl su kamuoliu, vėl prie Lietuvos rinktinės krepšio. Navaro. Kėdė Arvydą Macijausko gynyba, tokia nervinanti varžovo gynyba. Kepštelėjimai, stumtelėjimai. 8 sekundės atakai. Jose Calderonas pro galinę liniją sužingsniuoja. Ne. Prasižengė. Norėtųsi, kad būtų sužingsniavęs. Prasižengė Mindaugas Žukauskas, ištverdamas kelią varžovui. Trečioji jo asmeninė pražanga. Ir perima kamuolį Lietuvos krepšininkai. Aurelijus Žukauskas kyšteli ranką iš už po Gazolio nugaros ir lietuviai turi dabar kamuolį jau savo rankose. Mindaugas Žukauskas. Šarūnas Jasikevičius. 9 taškų persvara ir pozicinis Lietuvos rinktinės puolimas. Jasikevičius.
Laukia išlindančio Sauliaus Štombergo. Štombergas atsidengia ir netaiklus metimų. Žukauskas atkovoja kamuolį. 2 taškai ir pražanga. Aurelijus Žukauskas vėl pranoksta Pogazolį. Pogazolis dabar dūsauja žiūrėdamas į komandos draugus. Aurelijus Žukauskas padidina skirtumą iki 11. 44-33. Ir Pogazolis prasižengia jau 3. kartą. Štai šis krepšininkas jūsų ekranuose, kol kas jo sąskaitoje tik tai 11 taškų. Aurelijus Žukauskas prie baudų metimo linijos. Yra ir šis taškas. Kiekvienas taškas įgyja aukso vertę šios dienos rungtynėse. 45-33. 12 taškų persvara. Aukso vertę tiesioginė ta žodžio prasme. Garbachosa. Ir paliktas laisvas Jose Calderonas. Nepataiko iš 3 taškų zonos. Ispanai praranda kamuolį. Dviese pešasi dabar dėl kamuolio ir vienas į kitą žiūri klausimai. Pogazolis ir Jorge Garbachosa. Lietuviai vėl apsigina. 12 taškų pranašumas išsaugotas. Teko kalbėtis ne kartą ir ne du su čia atvykusiu buvusiu ilgamečiu Lietuvos rinktinės, o dabar Vilniaus Lietuvos Ryto komandos vyriausiųjų treneriu Jonu Kazlausku, kuris pažymėjo, jog iš visų jo čia čempionate matytų komandų, iš visų čia dalyvaujančių komandų lietuviai žaidžia taktiškai patį brandžiausią ir patį gražiausią krepšinį. Nepavyksta Šarūnui Jasikevičiui. 45-33. 12 taškų pranašumas. Sužaidus 2 minutės ir 15 sekundžių. Macijauskas prasižengia 2. kartą. 3. komandinė Lietuvos žaidėjų pražanga šiame kėlinyje. Ispanų ataka, Jose Calderonas. Istorijos tau keramikoje žaidėjas, būsimas Arvydo Macijausko komandos draugas. Ir stabdo rungtynės arbitrė, atrodo susižeidė Jorge Garbachosa. Netyčia greičiausiai trinktelėjo jam vienas iš lietuvių. Štai šis epizodas Jasikevičius tiesiog bandė parodyti komandos draugam. Perspėti juos gudriau saugoti galinę liniją. Ir dabar su kamuoliu vėl Ispanijos komanda. 15 sekundžių lieka jos atakai. Jose Calderonas. Pogazolis. Pogazolis prieš Jasikevičių. Gazolis. Iš 3 taškų zonos meta ir nepataiko Ispanijos rinktinės gynėjas, traukia kamuolį ir grąžina į aikštę varžovai, tačiau pirmasis prie suskumba Saulius Štombergas. 2 prieš 1, Jasikevičius ir Macijauskas. Macijauskas, 2 taškai, 47-34, 14 taškų persvarą įgyja Lietuvos rinktinės krepšininkai ir ispanų treneris Munčio Lopesas prašo minutės pertraukėlės. Žingsniuoja link pergalės. Kol kas 14 taškų persvarą įgyja ir lietuviai prieš akis, dar aišku 17 minučių ir 12 sekundžių iki šių rungtynių 4. kėlinio pabaigos, tačiau ir po didžiosios pertraukos bent jau kol kas Lietuvos rinktinės žaidimas atrodo šiek tiek tvirtesnis, įvairesnis ir lietuviai atrodo yra geriau pasiruošęs šiam finalui. Bent jau kol kas 23 pirmosios minutės, per kurias Lietuvos rinktinė įgyja 14 taškų pranašumą. Pogazolis. Dviguba gynyba prieš jį. Navarro sudvejoja, ryžtasi metimų ir pataiko Juanas Karlosas Navarro. Tai įrodymas, jog ispanai anaiptol dar neprarado vilčių ir visa kova dar prieš akis. Skirtumas iškart mažėja iki 11 taškų. 47-36. Aurelijus Žukauskas. Ilgai laukia, kol pribėgęs pasiima kamuolį Saulius Štombergas. Mindaugas Žukauskas iš 3 taškų zonos. 3 taškai. Mindaugas Žukauskas vėl grąžina 14 taškų skirtumą. Tarsi parodydamas Juanui Karlosui Navarro, jog jo įmestas tolimas metimas lietuvių visiškai nesutrikdė. 3 minutės ir 45 sekundės sužaista šiame kėlinyje. Navarro perima kamuolį Saulius Štombergas. Stabteli dabar Saulius Štombergas, laukdamas komandos draugų, nes ispanai 4 grįžo prie savojo krepšio. Jasikevičius. Ispanai kol kas yra prasižengę tik tai 1 kartą šiame kėlinyje. Jasikevičius iki galo. Ir netaiklus metimas. Jasikevičiui nepavyksta padidinti skirtumą. Skuba į priekį dabar jau Ispanijos komandos gynėjas Jose Calderonas. Garbachosa, niekas neprieina prie šio krepšininko ir Garbachosa baudžia lietuvius 3 taškių metimu. Ispanai atsigauna, pataikydami iš eilės antrąjį 3 taškį. 50-39. Jasikevičius su kamuoliu Macijauskas.
Macijauskas. Mindaugas Žukauskas. Atakai lieka 10 sekundžių. Dabar Macijauskas atakos smaigalyje su kamuoliu. Macijauskas prameta kamuolį, paskutinė atakai skirto laiko sekundę. Meta ir pataiko Arvydas Macijauskas. Fantastiškas epizodas, atrodė, jau prarado kamuolį. Lietuviai prarado tas likusias kelias sekundės, tačiau Macijauskas įmeta tritaškį. 2 tritaškai ir lygiai tokie patys 2 lietuvių atsakymai. Prasižengia Eurelijus Žukauskas, prilaikydamas besiveržiantį link krepšio po Gazolį. Viena iš labai retų galimybių per paskutinėsias 15 minučių. Viena iš retų situacijų, kuomet dar šitą gali padaryti po Gazolis. Visais kitais atvejais 90% laiko, kuomet jisai turi kamuolį savo rankose, prieš jį iškart išsirikiuoja. Ispanam kol kas neperkandama lietuvių gynyba. Ketvirtoji komandinė pražanga. Eurelijus Žukauskas prasižengia trečiąjį kartą. 5 minutės ir 3 sekundės lieka iki kėlinio pabaigos. Calderonas. Po Gazolis. Šokteli link jo Žukauskas, tačiau tai padaro jau per vėlai. 3 iš eilės kartus lietuviams nepavyksta apsiginti, jeigu per pirmasias 3 minutės jie praleido tik tai 2 taškus, jos baudomis įmetė po Gazolis, tai dabar jau 3 iš eilės sėkmingos ispanų atakos. Kol kas gerai, kad lietuviai bent jau patys sugeba sukurti rezultatyvias atakas prie varžovų krepšio. Macijauskas, perdavimas po krepšio Mindaugui Žukauskui. Ir sužingsniuoja Mindaugas Žukauskas, kamuolys atitenka Lietuvos rinktinės varžovams. 53-41, 12 taškų skirtumas ir dabar minutės pertraukėlės, prašo Antanas Sireika, nors persvara pakankamai didelė, tačiau matyti dėl tam tikrų spragų gynyboje dabar buvo pasinaudota šią pauzę. Stokholme, čia 12 taškų persvara finalinėse, lemiamose rungtynėse dėl aukso medalių, dėl Europos čempiono titulo turi lietuviai. 4 minutės ir 33 sekundės lieka ant trečiajame šių rungtynių kėlinyje. Ispanai dabar turi kamuolį, pereina į varžovų aikštės pusę. Ispanijos rinktinės gynėjas Jose Calderonas, po Gazolis, Navarro lenda po krepšiu, meta ir netaikliai tai daro Juanas Karlosas Navarro. Mindaugas Žukauskas. Stabteli Mindaugas Žukauskas. Jasikevičius iš 3 taškų zonos. Kamuolys iššoka iš krepšio. 53-41. Tas pats 12 taškų skirtumas. 4 minutės iki kėlinio pabaigos. Iš 16 tritaškų 5 yra įmetę lietuviai. Tai kur kas geriau negu per pirmąją rungtynių pusę. Ir Ramūnas Šiškauskas atrodo prasižengia. 9 numeris Darius Songaila gauna 4-ąją asmeninę pražangą. 11 minučių 4 pražangos, tačiau 8 taškai ir 4 atkovoti kamuoliai. Ir keitimas ispanų komandoje, į aikštę eina Felipe Reyesas, keičiantis Korkę Harbachosą. 3 minutės 53 sekundės ir prie baudų metimo linijos dabar stos Juanas Karlosas Navarro. Šiandien iš 2 baudų pataikęs 1. Ir dar vienas netaiklus baudos metimas. Skėsčioja rankomis dabar jau Juanas Karlosas Navarro. Iš 3 baudų vos 1 taikli. Tragiškai blogas rezultatas šiam gynėjui. Antrasis metimas taiklus. 53-42. 11 taškų pranašumas. Songaila, Žukauskas, Mindaugas, Šiškauskas, Jasikevičius ir Saulius Štombergas. Toks lietuvių penketukas. Jasikevičius perduoda kamuolį Darius Songailai. Ir Darius Songaila pelno 2 taškus, 55-43. Beveik užpildyta šiandien yra Globen arena, beveik 14 tūkstančių žiūrovų stebi šį mačą, kuriame kol kas lietuviai laiko iniciatyvą savo rankose. 55-42. Calderonas perdavimas po Gazoliui. Prieš Gazolį dabar žaidžia 4 pražangas turintis Darius Songaila. Galima žaisti toliau ir kamuolys įkrenta į krepšį. 55-44. Gazolis savo komandai pelnė 15 taškų. Jasikevičius. Pasiklijavęs prie atrodo Jose Calderonas.
Saulius Štombergas iš 3 taškų zonos. 3 taškai. Štai taip, Saulius Štombergas kala 3 taškį į varžovų krepšį. 3 pirmuosius prametė Saulius Štombergas, tačiau komandos kapitono tai neišmušė iš vėžių. 58-44. Vėl 14 taškų pranašumas. Ir vėl lietuvių aikštės gynyba. Felipe Reyesas. Jose Calderonas, Enrico Dele Fuente ir Juanas Carlosas Navarro. Jo atsakymas, netaiklus metimas, Šiškauskas ima kamuolį ir pražanga Šarūnui Jasikevičiui. Iš karto pripažįsta savoje pražangą Lietuvos rinktinės lyderis. Fantastiškas čempionatas. Šis čempionatas Šarūnui Jasikevičiui apskritai, jeigu kalbėti apie visą sezoną. Eurolygos čempiono titulas, Ispanijos lygos nugalėtojas. Laimėjo šalies taurę Šarūnas Jasikevičius su Barcelona ir dabar. Nerealiai geras žaidimas rugsėjo pradžioje Švedijoje. Ir dar vienas netaiklus baudos metimas. Rodrigo Dele Fuente. Dvimetrinis puolėjas iš Barcelonos komandos prameta šią baudą. Antrasis metimas taiklus ir keitimas ispanų komandoje vietoje Rodrigo Dele Fuentes į aikštę įeina Carlosas Jimenezas. 2 minutės 27 sekundės lieka iki šio kėlinio pabaigos. 13 taškų persvarą turi lietuviai Europos krepšinio čempionato finale. Vos išsaugo kamuolį savo rankose Lietuvos žaidėjai ir priverčia Ramūną Šiškauskas prasižengti. 4. kartą prasižengti Felipe Reyesą. Taip, jo pasirodymas aikštėje buvo labai trumpas ir jį vėl keičia vos spėjęs atsipūsti Jorge Garbacosa. Antroji komandinė ispanų pražanga baigiantis kėliniui. Ispanams 7 minutės pavyko gintis beveik be pražangų, tiesa taškų. Į savo krepšį ispanai prisileido netaip jau ir mažai. Mindaugas Žukauskas. Saulius Štombergas. Netaiklus metimas, ispanai suskumba pirmieji prie šio kamulio. 13 taškų skirtumas prasideda prieš paskutinę šio kėlinio minutę. Alberto Herrerasas, Carlosas Jimenezas. Vėl Herrerasas. Galbūt žaidžia ne taip rezultatyviai, tačiau reikia dengti labai atidžiai šį patyrusį snaiperį. Pameta kamuolį varžovai, pabėga Macijauskas, vejasi jį į priešininkas, tačiau nepavyksta pagauti. 2 taškus pelno Arvydas Macijauskas. 60-45, 15 taškų persvara. Ir prasižengia dabar jau Lietuvos rinktinės žaidėjas. 15 taškų persvarą įgyja Lietuvos komanda baigiantis 3-ajam kėliniui. Ir toliau žaisdama labai drausmingai. Komandinį, gražų. Ir čia beveik šią čempionate beveik visiems labai patinkantį žaidimą. Lietuviai dabar pirmauja ir šiose paskutinėse Europos krepšinio čempionato rungtynėse. Taip, Jorge Garbacosa, vienas iš tų krepšininkų, atrodo, kurio neveikia finalo įtampa. Šiandien įsimetė visas 3 baudas, pataikė visus 3 dvitaškius ir 1 tritaškį iš 2. Ir jau 12 taškų jo sąskaitoje. Ir abu taiklus baudos metimai. 60-47. Mindaugas Žukauskas pereina į varžovo aikštės pusę. Persivardinimas ir kamuolį. Minutė 20 sekundžių ir Jorge Garbacosa prasižengia antrąjį kartą, tai 3-oji komandinė ispanų pražanga. Ir vėl naujos 24 sekundės. Lietuvos komandos atakai. Sėdint atsarginių žaidėjų suolelio dabar Šarūnas Jasikevičius, o rungtynės tęsia Štombergas, Lavrinovičius, Šiškauskas, Macijauskas ir Mindaugas Žukauskas. Saulius Štombergas, Macijauskas pabėga nuo varžovo ir prasižengia Carlosas Jimenezas. Tai bus 4-oji pražanga Carlosui Jimenezui. Macijauskas stos prie baudų metimo linijos. Minutė 15 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Arvydas Macijauskas šiandien pataikė baudos metimus, kaip jau minėjau, iki šiol buvo įmetęs 21 iš 21 ir toliau tęsia seriją 24 iš 24.
25 iš 25, 62-47, 15 taškų persvarą vėl atstato Arvydas Macijauskas. Netrukus prasidės paskutinė šio kėlinio minutė. Kėlinio, per kurį ispanai tikėjosi vėl perimti iniciatyvą, tačiau lietuviai kol kas neleido jiems to padaryti. Pogazolis, išmuštas kamuolys iš rankų. 7 sekundės atakai. Ir blokuoja varžovo metimą Kšištofas Lavrinovičius, tiesa po to jau prasižengia. Saulius Štombergas bandė prisimti kaltę Mindaugas Žukauskas, tačiau pražanga bus ketvirtoji, pražanga bus įrašyta komandos kapitonui Sauliui Štombergui. Ir Pogazolis prie baudų metimo linijos. 52 sekundės lieka žaisti šiame ketvirtyje. Sėdosi ant atsarginių žaidėjų salelio ir 4 pražangas turintis Karlosas Jimenezas. Keičiamas yra ir komandos kapitonas Saulius Štombergas. Vietoje aikštėje Dainius Šalenga. Na, galima įsivaizduoti, koks spaudimas yra dabar užgulęs Dainius Šalenga. Apskritai rinktinės debiutantas šiame čempionate kol kas žaidė tik 2 rungtynėse. Aikštėje išbuvo 10 minučių ir dabar jam tenka kartu su savo komandos draugais kovoti dėl Europos aukso medalio. Nepataiko baudos metimo Pogazolis. 6 metimai, tik 3 taiklus. Pogazolis 15 taškų, tačiau už kiekvieną tą tašką lietuviai Pogazolį privertė atidirbti. Dar vienas netaiklus baudos metimas ir teks pakartoti. Šią baudą rungtynių arbitrai nusprendžia, kad per anksti įžengė į baudos aikštelę Kšištofas Lavrinovičius. Dar vienas šansas Pogazoliui. Tačiau nepavyksta pataikyti ir dar vienos baudos Pogazoliui, tačiau kamuolys lieka ispanų rankose. Dabar bando šiek tiek padrasinti Kšištofą Lavrinovičių, jo komandos draugai. Ispanai gauna kamuolį, gauna galimybę kiek sumažinti skirtumą, tačiau šį kėlinį kol kas 6 taškais laimi lietuviai, iš viso jų persvarą jau pasiekė 15 taškų. Pogazolis, prieš jį Šiškauskas. Ieško naujų žaidėjų, tačiau kol kas neranda lyderių ispanų treneris, prameta ir Rožeras Grimo ir su kamuoliu vėl Ramūnas Šiškauskas. Artėja į pabaigą šis kėlinys, kuriame Lietuvos komandai pavyko padidinti skirtumą jau iki 2-ženklio skaičiaus. Šiškauskas iš 3 taškų zonos, netaiklus metimas, kamuolį atkovoja Pogazolis. 24 sekundės lieka iki šio kėlinio pabaigos. Dabar svarbiausia, aišku, būtų apsiginti nepažeidžiant taisyklių ir jeigu pavyktų išlaikyti 15 taškų persvarą už šį kėlinį, lietuviams būtų galima parašyti 11 dešimtbalėje sistemoje. Mindaugas Žukauskas prasižengė, bandydamas sutrukdyti Pogazoliui gauti kamuolį. Atrodo, ispanai patys supranta, jog lietuvių gynyba šiandien sunkiai įveikiama. Ir vis dažniau žiūri ir duoda kamuolius Pogazoliui Ispanijos rinktinės žaidėjai. Gazolis dabar prie baudų metimo linijos. Iš 7 šiandien tik 3 įmetė Pogazolis. Nuolatinis lietuvių spaudimas. Taip. Tai tau ir NBA superžvaigždė. 8 baudos, 3 taiklios. Dar vienas baudos metimas. Na, pagaliau pavyksta įmesti baudos metimą Pogazoliui. 5 iš eilės buvo prometęs Pogazolis iki šios akimirkos. Lieka beveik 10 sekundžių Lietuvos komandai. Macijauskas bandys pereiti į varžovo aikštės pusę. Paskutinė lietuvio ataka šį kėlinį. Macijauskas. Sužingsniuoja Arvydas Macijauskas, palikdamas ispanam 2,5 sekundės. Ką galima padaryti per 1 sekundę, matėme rungtynėse Lietuva-Vokietija. Ir meta kamuolį link krepšio Ispanijos rinktinės gynėjas. Taigi baigėsi trečiasis kėlinys. Liks dabar jau tik tai paskutinės 10 minučių ir lietuviai jas pradės turėdami 14 taškų persvarą. Čia prasideda 4. Europos krepšinio čempionato finalo kėlinys ir lietuviai jį pradeda atkovodami kamuolį bei pažeisdami vidurio linijos taisyklę. Taip rodo rungtynių arbitras.
Dabar jau galimybė Ispanijos komandai, jos gretose vėl Pogazolis, Alberto Herrerosas, Carlosas Marko, Jorge Garbajosa ir Rogeras Grimo. Lietuvos penketukas toks: Jasikevičius, Šiškauskas, Štombergas, Aurelijus Žukauskas ir Macijauskas. Puldamas krepšį prasižengė ispanas, vėl beviltiškai užstrigusi jų ataka ir vėl Lietuvos komandos gynybos triumfas. Lietuvos rinktinė apsigina nuo pirmosios varžovų atakos. Ir ispanai dabar pradeda nuo pat pirmųjų aikštės metrų, bandys spausti visus tris lietuvius, galinčius priimti kamuolį, tačiau atsiranda dar ir ketvirtas, Ramūnas Šiškauskas. Dabar jis pereina į varžovo aikštės pusę. Jasikevičius, Aurelijus Žukauskas, Jasikevičius, Macijauskas, Šiškauskas. Atitrūksta nuo Herreros Ramūnas Šiškauskas, perdavimas Aurelijui Žukauskui ir Aurelijų Žukauską kerta per rankas, stabdydamas Rogeras Grimo. Žukauskas įstos prie baudų metimo linijos. Sužaidus 36 sekundės Aurelijus Žukauskas gali savo komandos pranašumą padidinti dar 2 taškais. Na, atvykęs yra ir čia Stokholme. Šias varžybas stebi ir Lietuvos Respublikos prezidentas Jo ekscelencija Valdas Adamkus, buvęs Lietuvos Respublikos prezidentas. Ir galima prisiminti, jog jis buvo vienas iš tų žmonių, vienas iš tų nedaugelio žmonių, kurie matė Lietuvos rinktinės triumfą 39 metais. Kažkada kalbėdamas interviu, Valdas Adamkus netgi prisipažino, jog tada bėgdavęs iš pamokų, kai Kaune lietuviai žengia link antrojo titulo. Kągi, laukiame 64 metus, dar reikia palaukti 9 minutės, atsilaikyti tas 9 minutės. Pogazolis, netaiklus jo metimas, Žukauskas ir Štombergas atkovoja kamuolį. 64-48, 16 taškų pranašumas ir neatleidžiantys lietuvių gynybos gniaužtai, spaudžiantys visus ispanų lyderius. Saulius Štombergas, nepavyksta jam pelnyti taškų po labai gražaus Aurelijaus Žukausko perdavimo. Reikia grįžti į gynybą Sauliui Štombergui. Paliktas kampe Herrerosas, suspėja vis tik prie jo sugrįžti Štombergas, tačiau nepataiko iš 3 taškų zonos ir Jorge Garbajosa. Ispanijos komanda kol kas šiame kėlinyje neįmetė nė vieno taško. 64-48. Jasikevičius. Minutė 30 sekundžių jau sužaista šiame kėlinyje. Jasikevičius iš 3 taškų zonos. Aurelijus Žukauskas spėja Žukauskas ir kamuolys Šiškausko rankose. Dar vienas šansas Lietuvos komandai. Jasikevičius ant lėkštutės kamuolys Žukauskui. Žukauskas kala jį iš viršaus. 66-48. Ir Munčio Lopesas, matydamas jog ir ketvirtajame kėlinyje nieko gero, prašo minutės pertraukėlės. Grįžtame į Stokholmą, čia sulig kiekvieną minutę lietuvių tribūnos ir apskritai visa ši arena įgauna Lietuvos rinktiniai ir jos sirgaliam auksinį atspalvį. 8 minutės lieka iki šio kėlinio pabaigos ir dar pražanga, puldamas krepšį užsidirba Jorge Garbajosa. Vėl kamuolys atitenka Lietuvos komandai, 3. asmeninė Garbajosos pražanga. Na, daug Lietuvos rinktinės gerbėjų čia, daug lietuviškų akcentų. Ir gerbėjų, ir tūkstančiai gerbėjų. Ir parketas laimingasis, kol kas laimingasis parketas atvežtas iš Lietuvos. Ir NBL šokėjų grupė. Ir aišku, 12 krepšininkų bei 4 treneriai, kurie kol kas pirmauja 18 taškų skirtumų. Jasikevičius, perdavimas Štombergui, Štombergas. 2 taškai, Saulius Štombergas didina skirtumą iki 20 taškų. 68-48. Liku žaisti 7 minutės ir 30 sekundžių. Aurelijus Žukauskas dabar prasižengia, įpelno 2 taškus Jorge Garbajosa ir dar stos mesti vienos baudos. Aurelijus Žukauskas prasižengia 4. kartą, atrodytų kieta jau buvo ta jo pražanga. Štai, viską padarė pagal taisyklės, tačiau net ir tai nesustabdė varžovų aukšto ūgio. Ir štai šis Sauliaus Štombergo taiklus metimas. 68-50, 18 taškų persvarą Lietuva turi finale, liku žaisti 7 minutės ir 30 sekundžių. Tai pirmoji lietuvių komandinė pražanga. Garbajosa nepataiko baudos metimo, atkovoja kamuolį Lietuvos rinktinės krepšininkai. Puikiai Aurelijus Žukauskas atitvėrė Pogazolį po savojų krepšių ir Ramūnas Šiškauskas dabar jau priartėja prie varžovų tritaškio linijos. Saulius Štombergas. Šarūnas Jasikevičius. Arvydas Macijauskas iš 3 taškų zonos. Bingo! 3 taškai.
Arvydas Macijauskas įsodina dar vieną tritaškį ir ispanai dabar jau atsilieka 21 taško skirtumu. 71-50. Netaiklus metimas, po Gazolis deda kamuolį į lietuvių krepšį. Švęsti pradėti dar anksti. Jasikevičius laukia komandos draugų, 6 minutės 40 sekundžių, 19 taškų persvara. Aurelijus Žukauskas, 2 lengvi taškai, pasimėgaudami žaidžia jau Lietuvos rinktinės krepšininkai, 73-52. Nuostabus skaičiai rungtynių švieslentėje. 6 minutės ir 25 sekundės skiria Lietuvos komanda nuo didžiausio triumfo, na, nežinau per kiek, per 64 metus. Jeigu, aišku, nieko neįvyks per tas minutės ir pražanga, visiškai nereikalinga pražanga arba ne tokia, kokia turėjo ji būti. Ispanai patyrusi komanda. Ispanai turi savo gretose taip pat atkaklių kovotojų, galinčių grumtis iki paskutinės minutės. Ir štai jūsų ekranuose buvo Valdas Adamkus, galbūt ne kartą ir ne du mintimis grįždamas į tuos 39-uosius, į tą Kauno sporto halę, kuomet dar būdamas visai mažas stebėjo, kaip lietuviai iškovojo čempionų titulą. 6 minutės ir 17 sekundžių lieka šiame 2003 metų Europos krepšinio finale. Alberto Herosas prie baudų metimo linijos, pataiko baudos metimą senasis ispanų krepšinio vilkas ir sumažina skirtumą iki 18. Ispanai supranta, jog aktyvus spaudimas bei bandymai priversti lietuvius klysti yra vienintelė jų išeitis. Macijauskas, Darius Songaila ramiai įveikia varžovų gynybą, pirmąjį gynybinį barjerą. Darius Songaila ir Macijauskas pelno dar 2 taškus ir dar vienas baudos metimas. 6 minutės ir 4 sekundės lieka žaisti šiame kėlinyje. Po Gazolis įprastinės jo diskusijos su rungtynių arbitrais. Na, nieko čia jau nebepakeisi. Viso šio čempionato metu, kiek teko stebėti, nebūdavo ne kartą patenkintas teisėjavimu po Gazolis. Ir Macijauskas prie baudų metimo linijos. Macijauskas savo komandai pelnė jau 18 taškų. 14 įmetė Aurelijus Žukauskas ir Macijauskas prideda ir dar vieną tašką. 76-55. Lieka mažiau nei 6 minutės iki 4-ojo kėlinio pabaigos. Juanas Karlosas Navaro, dar vienas dėjimas iš viršaus po Gazolis ir Juanas Karlosas Navaro dabar įveikia lietuvių gynybą, mažindami skirtumą iki 19. Tačiau sulig kiekvieną sekundę mažėja ir laikas likęs iki šio mačo pabaigos. Lietuviai kol kas tvirtai kontroliuoja situaciją. Juanas Karlosas Navaro eina aiškinti su rungtynių arbitru, tačiau geriau jau grįžtų atgal prie savo komandos draugų. Juanas Karlosas Navaro prasižengia 3-ąjį kartą. Macijauskas prie baudų metimo linijos. Šiandien pataikė 5 baudas iš 5. Iš viso šiame čempionate 26 baudos. Visos jos buvo taiklios. 27-oji taikli bauda iš eilės. Ir 28-oji Arvydo Macijausko įmesta bauda šiame čempionate. 78-57, vėl 21 taško pranašumas lietuviai, nors ir leisdami pastarosiamis akimirkomis minutėmis pelnyti taškus varžovams. Dabar jau prasižengia dar kartą Lietuvos krepšininkai, tačiau Lietuvos komanda stengiasi neleisti varžoms sumažinti skirtumą. Patys labai sėkmingai randa kelių varžovų krepšio link. Macijauskas prasižengia 4-ąjį kartą. 5 krepšininkai Lietuvos rinktinėje yra prasižengę po 4 kartus. 5,5 minutės po Gazolis. Vėl lietuvių aikštės gynyba. Po Gazolis. Dar 2 taškai ir pražanga. Pražanga Dariui Songailai. 5-oji pražanga Dariui Songailai. 2 taškai skaityti, skirtumas sumažėja iki 19. Ir dar vienas baudos metimas. Po Gazolis įsismagino po truputį po Gazolis. 22 taškus jau pelnė šios dienos rungtynėse. Ispanų lyderis. Džiaugtis dar anksti. Čia baudas ir toliau jis meta labai prastai. Iš 10 tik tai 4 šiandien įmetė po Gazolis. 5 minutės ir 10 sekundžių lieka iki kėlinio pabaigos. Iki 4-ojo kėlinio pabaigos. Europos krepšinio, vyrų krepšinio čempionato finalas. Arvydas Macijauskas. Macijauskas prašo kamuolio, Jasikevičius netaip lengva gali įgauti
Jasikevičius ir štai Macijauskas pats prasižengia ir tai yra 5. Macijausko pražanga. Štai taip per trumpą atkarpą 2 lietuviai jau krenta iš Lietuvos komandos žaidimo ir minutės pertraukėlė, kurios dabar likus žaisti beveik kiek mažiau nei 5 minutės, prašo Antanas Sireika. Europos krepšinio čempionato finale 78-59. 19 taškų persvarą turi lietuviai, tačiau galima dabar laukti, ir turbūt galima tikėtis lemiamo ispanų šturmo. Juanas Karlosas Navaro. Netaiklus jo metimas. Gazolis atkovoja kamuolį ir priverčia prasižengti Saulių Štombergą. Štombergui tai bus 5. asmeninė pražanga. 3 iš eilės lietuviai per pastarąją minutę sėdosi su 5 asmeninėmis pražangomis. Dabar į aikštę eina Dainius Šalenga. Štai dar kartą galima įsitikinti, koks privalumas yra ilgas atsarginių žaidėjų suolelis. Štombergas šiandien pelnė 9 taškus. Ir vėl prie baudų metimo linijos po Gazolis. O laiko dar labai daug. Prisimenate, kaip pavyko Serbijos krepšininkams panaikinti lietuvių komandos persvarą ir beveik išlyginti rezultatą. Kaip pasivijo pabaigoje ir išsiveržė į priekį Prancūzijos ekipa. Dabar jau Gazolis neprameta nė karto. 78-61 ir su kamuoliu Šarūnas Jasikevičius. Griūdamas įvejasi ir nepagauna Ispanijos komandos žaidėjas. Ir Dainius Šalenga prasižengia puldamas varžovų krepšį. Sudėtingos minutės. 4 minutės ir 38 sekundės. 17 taškų pranašumas. Reikia tikėtis, jog netrukus atsigaus Lietuvos rinktinės krepšininkai. Šalenga prasižengia, atakuodamas varžovų krepšį, įsileidžia į po Gazolį Lietuvos rinktinės debiutantas. Hererosas lenda link krepšio, perdavimas Kalderonui. Kalderonas meta ir pataiko iš 3 taškų zonos. Ispanai neatleidžia spaudimo. 78-64 Ramūnas Šiškauskas. Dabar reikia keletos ramių atakų. Nereikia leisti ispanams pajusti, jog jie gali valdyti situaciją šios dienos rungtynėse. Dainius Šalenga, Jasikevičius, žaidėjų susibūrimas. Šalenga, lieka 10 sekundžių atakai. Ir suklysta Dainius Šalenga ir dar viena galimybė ispanam. Taiklus metimas, 78-66, jau tik tai 12 taškų skirtumas ir Lietuvos krepšininkai susiduria su tam tikromis problemomis. Mindaugas Žukauskas, patyręs Lietuvos rinktinės krepšininkas ir dabar jau prasižengia prieš Mindaugą Žukauską Ispanijos komanda. Labai būtų svarbus ir reikalingi šie taškai. 11 numeris Alberto Hererosas, 2 baudos metimai. Mindaugas Žukauskas šiandien baudų dar nemetė. Iš viso čempionate Mindaugas Žukauskas metė 5 baudas metė, 4 pataikė. Labai reikalingi taškai. Lieka dar 3 minutės ir 47 sekundės ir tik 12 taškų skirtumas. Taiklus pirmasis baudos metimas, 79-66. Ir antroji bauda taiklės, 80-66. Vėl 14 taškų skirtumas. Dabar svarbiausia keletą kartų apsiginti. Jose Kalderonas. Garbachosa, laisvas iš 3 taškų zonos, dabar jau netaikliai. Ir pražanga Mindaugui Žukauskui. Ir tai yra 5. Mindaugo Žukausko pražanga, jau 4 krepšininkai Lietuvos komandoje yra prasižengę po 5 kartus. Donatas Lanina dabar pakeis turbūt Mindaugą Žukauską. Lenktynės su laiku, nervingos lenktynės su laiku. Nebėra Macijausko, nebėra Songailos, nebėra Štombergo, nebėra ir Mindaugo Žukausko. O Gazolis prie baudų metimo linijos. 2 paskutinėsias baudas įsimetė, pelnė savo komandai 24 taškus. Pavojingoje situacijoje yra ir Aurelijus Žukauskas, turintis 4 asmeninės pražangas. Ties ant suolelio dar sėdi Kšištofas Lovrinovičius, neturintis nei vienos asmeninės pražangos. Tik viena bauda pasiekė tikslą, 80-67. 3,5 minutės lieka atsilaikyti Lietuvos komandai. Donatas Lanina ramiai įveikia varžovų spaudimą ir atiduoda kamuolį Jasikevičiui. Slanina nesiryžo atakuoti ką tik į aikštelę įėjęs Donatas Lanina. Vos nepraranda kamuolio lietuviai. Jasikevičius, Slanina. Netaiklus metimas, atkovoja kamuolį Lietuvos krepšininkai ir priverčia prasižengti Jorge Garbachosą. Na, atrodo, atsitiesia. Pradeda tiestis Lietuvos rinktinė, nedidelė duobelė buvo, varžovai
buvo skirtumą sumažinę, tačiau dabar jau Jorge Garbachosa prasižengė ketvirtąjį kartą ir Dainius Šalenga, tiksliau sakant, Dainius Šalenga prie baudų metimo linijos. Tai bus apskritai pirmosios baudos, pirmieji baudos metimai jam šiose pirmenybėse. Ir pirmasis metimas netaiklus, 80-67, 3 minutės 18 sekundžių. Ir antroji bauda skrieja pro šalį. 13 taškų skirtumas, ispanai vėl bandys sumažinti skirtumą. Navarro perima kamuolį Lietuvos rinktinė, sukaustydama varžovų ataką, nepalikdama jokių spragų, net menkiausio plyšelio kamuoliui šios varžovų atakos metu. Šarūnas Jasikevičius, 2 minutės 55 sekundės lieka iki šio finalo pabaigos. Na, dar viena sėkminga ataka, dar keletas taškų ir atrodo bus viskas. Donatas Slanina iš 3 taškų zonos. Netaiklus metimas, Žukauskas atkovoja kamuolį ir su juo vėl Lietuvos rinktinės krepšininkai. 2 minutės 40 sekundžių skiria juos ir visą Lietuvą, visus Lietuvos krepšinio aistruolius nuo paties didžiausio triumfo per daugybę pastarųjų metų. Buvo 3 iš eilės olimpiniai bronzos medaliai ir štai dabar Šarūnas Jasikevičius atiduoda kamuolį idealiai, tarsi ant lėkštutės padėdamas į Donatui Slaninai. Pastarasis įmeta 2 taškus ir dar 1 minutės pertraukėlę. 5 sekundės čia lieka iki finalo pabaigos. Donatas Slanina prasižengia ir tos pražangos stabdo rungtynių laikrodį ir plius sudaro ispanams galimybės pelnyti taškus baudų metimais. Juanas Karlosas Navarro dabar stos prie baudų metimų linijos. Iš 4 baudų šiandien jis įmetė 2. Iš viso šiandien pelnė 14 taškų Juanas Karlosas Navarro. Ir taiklus baudos metimas 82-68. 2,5 minutės šiame finale, kuriame lietuviai dominavo beveik nuo pirmos iki paskutinės akimirkos. Galbūt apylygis buvo pirmasis kėlinys, nuo antrojo pradžios pradėjo ryškėti Lietuvos komandos persvara. 2 minutės ir 20 sekundžių. Dainius Šalenga ir jį laiko Alberto Hererosas, puikiai žinodamas, jog prieš tai nepataikė 2 baudos metimų Dainius Šalenga. Dabar dar vienas išbandymas Lietuvos rinktinės debiutantui. 2 minutės 18 sekundžių skiria Lietuvos rinktinė nuo pergalės Europos čempionate. Ir dar vienas netaiklus baudos metimas, atrodo, jau veikia ta nervinė įtampa Žalgirio komandos žaidėja. Ir vėl 4 bauda skrieja pro šalį. Su kamuoliu dabar jau Ispanijos komanda. 13 taškų skirtumas. Aurelijus Žukauskas, nepavyksta jam pasiekti varžovo metimo, skirtumas mažėja iki 11 taškų. Ir Alberto Hererosas prasižengė, svarbiausia, kad prasižengė ne prieš Dainių Šalengą. Dabar jau prie baudų metimo linijos kur kas patikimesnis baudų metikas Šarūnas Jasikevičius. Šiandien Jasikevičius baudų dar nemetė. Čempionate jis iš 11 baudų pataikė 8, 73% taiklumas. 2 minutės iki šių rungtynių ketvirtojo kėlinio pabaigos. Ispanai atsisako pasiduoti net ir tada, kai Lietuva kelis kartus turėjo 21 taško persvarą. Jasikevičius, nepavyksta ir jam pataikyti baudos. 5 iš eilės netaiklios lietuvių baudos. Iki šios nesėkmingos serijos Lietuva buvo prametusi tik tai kartą iš 20. Jasikevičius bent 1 taškas ir jis yra svarbus, 83-71. Skuba į priekį Ispanijos komanda, Juanas Karlosas Navarro. Ir vėl jis stumteli Donatas Slanina ir vėl 2 baudos metimai. Juanas Karlosas Navarro dabar galės dar labiau sumažinti skirtumą. Antroji pražanga Donatui Slaninai. Juanas Karlosas Navarro pelnė 16 taškų savo komandai. Štai kaip lėtai juda laikas. Ir Valdas Adamkus dar kartą jūsų ekranuose. Juanas Karlosas Navarro dar 1 tašku mažina Lietuvos persvarą. 83-72. Ir vėl abu taiklus baudos metimai palieka jau tik tai 10 taškų Lietuvos komandai. Šarūnas Jasikevičius dviesiai įgaudo Ispanijos komandos žaidėjai ir Aurelijus Žukauskas po varžovų krepšiu palaukia, kol prabėga pro jį
priešininkas ir kala iš viršaus kamuolį į krepšį. Aurelijus Žukauskas, ispanai praranda kamuolį, minutė 43 sekundės lieka iki kėlinio pabaigos. Kaip gražiai perpjovė visą ispanų presingą Jasikevičiaus perdavimas ir tai dar atrodo nebuvo pabaiga. Aurelijus Žukauskas ramiai, lengvai dar 2 taškai, 87-73. Štai taip, kaip staigiai surado priešnuodžių varžovų spaudimui Lietuvos rinktinė ir dabar jau atrodo galima atsidusti lengviau, galima pagalvoti ir apie pergalę, nors štai dar vėl įmeta iš 3 taškų zonos ir vėl Jasikevičiui per rankas kala Jorge Garbachosa, jo pasirodymas šiandien jau baigėsi, skirtumas sumažėjo iki 11 taškų. Šarūnas Marčiulionis, Lietuvos krepšinio legenda, taip pat gali prisiminti 95 metus, tuomet jie stovėjo prie pat titulo, prie pat aukso medalių, tačiau teko pasitenkinti sidabriniais apdovanojimais ir estafetę perėmusi jaunoji karta. Dabar galima sakyti Lietuvos ir galim grąžina tai, ko tada nepavyko pasiekti Marčiulioniui, Saboniui ir kitiems tuometiniams Lietuvos rinktinės žaidėjams. Beje, vienas krepšininkas yra ir dabartinėje Lietuvos rinktinėje, tai jos kapitonas Saulius Štombergas, kuris buvo ir 95 metais ir dabar savo kolekciją papildys dar ir turėtų papildyti, sakykim taip, ir aukso medaliu. Triumfuoja čia Lietuvos sirgaliai, užėmė didžiąją dalį Globen arenos. Dabar svarbiausia sužaisti, sėkmingai sužaisti tą likusį rungtynių laiką. Įkrenta kamuolys į krepšį. Šarūnas Jasikevičius didina skirtumą iki 12 taškų. Ir štai sveikinimai, kurių atrodo netrūks Lietuvoje. Šiandien, šiąnakt ir dar turbūt ilgai, keletą dienų mažiausiai. Tokio triumfo Lietuvos krepšinio sirgaliai dar neturėjo. Lietuva pretenduoja tapti stipriausia Europos komanda. Po Gazolio ataką nutraukė Dainius Šalenga, jam skirta asmeninė pražanga. Minutė 24 sekundės. Kaip ilgai slenka tas laikas? 89-76. Gazolis prie baudų metimo linijos, minutė 24 sekundės. 14 baudų metimų, tik 7 taiklės, tačiau dabar vėl pataiko, įsimėto, atrodo, po truputį ir po Gazolis. 29 taškai, 89-77. Ispanai ir toliau bauduos lietuvius. Įmeta ir antrąjį baudos metimą po Gazolis. Donatas Slanina. 2 prieš 1 dabar gali atakuoti varžovų krepšį lietuviai. Palaukia Aurelijus Žukauskas, labai protingas sprendimas. Ramūnas Šiškauskas. Šiškauskas visiškai laisvas, laiko kamuolį, ispanai net nebando jo pasiekti, prasižengti. Štai dabar Šiškauskui nepavyksta pelnyti taškų. Lieka minutė 5 sekundės. Tik 11 taškų pranašumas dabar lieka. Aurelijus Žukauskas prasižengė, nutraukdamas po Gazolio ataką. 5 ir Aurelijaus Žukausko pražanga. Na, finalas kokio reta. Ir įtampa, ir gražus žaidimas, ir aišku svarbiausia kol kas Lietuvos ir galim. Geros emocijos. 11 taškų skirtumas, minutė ir 1 sekundė. Po Gazolis ir vėl 2 baudos metimai. Kšištofas Lavrinovičius keičia Aurelijų Žukauską. 5 krepšininkai jau susirinko po 5 asmeninės pražangas, liko tik tai Giedrius Gustas ir Virginijus Praškevičius. Netaiklus po Gazolio baudos metimas, 89-78 išlieka nepakitęs rezultatas. Dabar svarbiausia sėkmingai sužaisti paskutinę rungtynių atkarpą. Jasikevičius prasiveržė į varžovų aikštės pusę ir stumteli jį Jose Calderonas. Trečioji asmeninė pražanga, 56 sekundės iki šio kėlinio pabaigos. Atrodo, traumą gavo Jose Calderonas, Jasikevičius mes baudos metimus, tai priverstas yra keisti krepšininką Mončio Lopesas, aikštė 6 numeris Karlosas Marko. Ir Jasikevičius prie baudų metimo linijos. 10 taškų skirtumas, 89-79. Ilgoka pauzė, kol suteikiama yra pagalba dar ir Alberto Herrerosui. Atrodo, kažkas iš tiesų rimto nutiko dabar Ispanijos rinktinės žaidėjai. Rungtynių arbitrai laukia, kol
Šiek tiek atsigaus krepšininkas. Aikštės krašte, pakraštyje guli Jose Calderonas, tai pagaliau pavyksta jį bent jau patraukti iš aikštės ribų Ispanijos delegacijos nariams ir Jasikevičius prie baudų metimo linijos 4-3. Taiklaus baudos metimas, Jasikevičius didina skirtumą iki 11 taškų. Ispanai iki šių rungtynių buvo geriausiai besiginanti komanda. Šiandien jau 90 taškų į jų krepšį sumetė lietuviai ir štai 91-asis, 91-79. Juanas Karlosas Navaro, paskutinė rungtynių minutė. Navaro. Netaiklus jam metimas, atkovoja kamuolį vėl po Gazolis, pelno 2 lengvus taškus. Ir vėl 10 taškų skirtumas, Donatas Slanina, niekas negaudo Donato Slaninos. Persivaro kamuolį Donatas Slanina ir vėl kamuolys Jasikevičiaus rankose. Šiškauskas. Šalenga. Kšištofas Lavrinovičius iš viršaus, likus žaisti 30 sekundžių, 12 taškų persvarą dabar turi lietuviai ir juos nuo aukso medalių skiria tik tai 25, 24, 23 sekundės. Mažėja laikas, mažėja ir lietuvių persvara. Ramūno Šiškauską neleistinai stabdo Juanas Karlosas Navaro. 21 sekundė lieka iki šių rungtynių ketvirtojo kėlinio pabaigos. Kaip ilgai tęsiasi tos paskutinės 5 minutės, kuomet spurtavo ispanai ir sumažino skirtumą. Ir štai Lietuvos komanda, visi žaidėjai kartu apsikabinę vienas su kitu stebi, kaip aikštėje esantys jų komandos draugai bando užbaigti šią dvikovą pergalingai. Nepataiko baudos metimo ir Ramūno Šiškauskas. Šiandien iš 3 įmetęs tik tai 1. Dar vienas metimas. Šį kartą taip pat netaikliai Šalenga atkovoja kamuolį ir Lietuvos rinktinė praranda jį, nes sužingsniuoja. Sužingsniuoja Dainius Šalenga, lieka 18, beveik 19 sekundžių. Kamuolį grąžins ispanai. 9 taškais priekyje Lietuvos rinktinė. Po Gazolis. Iš 3 taškų zonos meta ir nepataiko varžovai. Nuima kamuolį Donatas Slanina. Ir išsaugo į Lietuvos rinktinė. Viskas, paskutinės 11 auksinių sekundžių auksinėme Lietuvai Stokholmo mieste. Globe arenoje. Netrukus pamatysite Lietuvos rinktinės triumfą. Paskutinės sekundės. Šarūnas Jasikevičius turi kamuolį savo rankose ir daro tai, ką daro Sidnėjaus, ką darė Sidnėjaus olimpinėse žaidynėse. Štai taip. Štai taip, mėly Lietuvos krepšinio aistruoliai. Rinktinė, kuri parklupdė visą Europą. Sveikinimai visiems, kurie buvo Lietuvos sirgaliais. Sveikinimai, štai dabar jau pasirodo aikštė kažkaip įveikdami barjerą ir gerbėjai. Juos netrukus tiesa pašalins rungtynių apsaugos darbuotojai ir ateina padėkoti savo ištikimiausiam, triukšmingiausiam gerbėjam Lietuvos rinktinės krepšininkai. Ne kartą jie minėjo ir tarpusavio pokalbiuose, jog buvo nustebinti, jog tiek daug žmonių, ypač po fiestą Turkijoje, sugebėjo atvykti ir patikėti, kad lietuviai gali atsitiesti po smūgio Turkijoje. Ir štai, fantastiška Lietuvos rinktinės pergalė. Dabar nedidelė pertraukėlė, skrenda į viršų Antanas Sireika, o mes netrukus vėl grįšime atgal ir pažiūrėsime apdovanojimų ceremoniją. Vaizdas turbūt pats maloniausias, kurį man yra tekę matyti per savo gyvenimą. Lietuviško... Grįžtame į Stokholmą. Čia lietuviško krepšinio triumfas. Lietuviško krepšinio triumfas parklupdęs visą Europą. Stipriausia Europos krepšinio valstybė. Lietuva pakeliui įveikusi daug pajėgių varžovų, nugalėjusi įveikusi didžiulius barjerus. Sunkios, sekinančios rungtynės su Latvijos komanda. Ir štai atpildas tos saldžios triumfo minutės. Triumfuoja visi čia susirinkę sirgaliai. Na, sunku net įsivaizduoti turbūt, kas darosi Lietuvoje ir kas darysis per tas artimiausias keletą dienų. Priminsiu, sutikimas iškilmingas naujųjų Europos krepšinio čempionų sutikimas Kauno mieste Santakoje 14 valandą. Ten
jūs sulauksite sugrįžtančių iš Švedijos krepšininkų. Ten išgirsite ne tik štai dabar skambančią Marijono Mikutavičiaus dainą 3 milijonai, tačiau ir išgirsite tą dainą, kuri tapo sėkmės simboliu Lietuvos rinktiniai, grupė Žas himną Mes nugalėsim. Bus visko, bus daug džiaugsmo, daug dainų ir štai dabar sveikinuosi su sirgaliais Lietuvos rinktinės krepšininkai. Dėkoja jam dar kartą už paramą, dėkoja už tą ištikimybę. Trispalvės dominuoja šioje arenoje ir visi čia atvykę, tiek ir buvę Lietuvoje širdimi su Lietuvos komanda dabar gali pasakyti, kad mes visi padarėm viską, kad lietuviai pagaliau sulauktų šios savo triumfo valandos. 95 metais truko labai nedaug, tačiau dramatiškas finalas tuomet baigėsi lietuviams nesėkminga pabaiga. Dabargi niekas neatsistojo skersai kelio Lietuvos komandai. Visus priešininkus jį šlavė pakankamai įspūdingai. Ir netrukus bus pradėta apdovanojimų ceremonija, jau laukia sugrįžtančių lietuvių Ispanijos ir Italijos rinktinė, o dabar vėl trumpam grįžtame į fanų klubą. Ir Lietuvos komanda apdovanoja FIBA Europe prezidentas Georgios Vasilokopulas bei Švedijos princas, jo didenybė Karlas Filipas. Ir jau kyla triukšmas, kyla sirgalių tribūnose. Lietuva užkopė vieningai ant aukščiausio pakilos laiptelio. Lietuviai atsistoja, sveikino juos visi. Ne tik Lietuvos rinktinės fanai, tačiau ir visi kitų šalių atstovai, pagerbdami geriausią 2003 metų Europos komandą. Saulius Štombergas, Arvydas Macijauskas, Giedrius Gustas, Mindaugas Žukauskas, Ramūnas Šiškauskas, Darius Songaila, Donatas Lanina, Aurelijus Žukauskas, Kšištofas Lavrinovičius, Šarūnas Jasikevičius, Dainius Šalenga, Virginijus Praškevičius. Šis vyrų dvyliktukas užvedė Lietuvą į pačią Europos krepšinio viršūnę. Kartu su treneriais Antanu Sireika, Gintaru Krapiku, Valdemaru Chomičiumi ir Donu Nelsonu. Štai šie aukso medaliai. Ne vienas krepšininkas Lietuvos komandoje tokio trofėjaus savo kolekcijoje dar neturėjo. Istoriniai kadrai po 64 metų laukimo. Lietuva pagaliau vėl stipriausia Europos komanda. Kaip jau minėjau, buvo ir triumfai olimpinėse žaidynėse, buvo ir sidabras Atenuose, buvo galų gale ir Žalgirio pergalė 99 metais, tačiau šis laimėtas finalas turbūt yra bene pats saldžiausias ir pats įspūdingiausias. Nė vieno pralaimėjimo, šešios rungtynės, 6 pergalės, savo iš kelio patraukti tokie varžovai kaip Serbija ir Juodkalnijos komanda, pasaulio ir Europos čempionė. Dabar jau užleidžia vietą atiduodama Europos čempionės titulą Lietuvos rinktiniai bent jau iki 2005 metų, o prieš akis Lietuvos komandai Atėnų olimpinės žaidynės 2004 metais vasarą. Ir dar pasveikina ir trečiosios vietos laimėtojus Georgius Vasilokopulas ir Saulius Štombergas. Komandos kapitonas eina atsiimti tik tai stipriausiems krepšininkam įteikiamos taurės. Taip, sunkoka, bet maloni. Štai, taurė oficialiai Lietuvos rinktinės rankose. Neapsakomas džiaugsmas čia. Net nebejoju, kad pragariškas triumfas, triukšmas ir beprotiškas sirgalių šėlsmas Lietuvoje. Šarūnas Jasikevičius ir Lietuvos himnas. Ir dar viena trispalvė, kyla trispalvė, kabanti aukščiau už Ispanijos ir Italijos valstybių vėliavas.
Tai šios trys spalvos, šių trijų spalvų derinys, geltona, žalia, raudona, neabejotinai buvo populiariausias Švedijos sostinėje per paskutinėsias kelias dienas ir Lietuvos sirgalių neapvylė mūsų rinktinės krepšininkai. Ir štai dabar bus paskelbti naudingiausi, geriausi šio čempionato žaidėjai. Tuoj sužinosime, kasgi pateko į geriausių krepšininkų penketuką. Aurelijus Žukauskas jau matyti įsivaizduoja, kaip gers šampaną iš šios nugalėtojų taurės. Taip, Tony Parkeris, pirmasis krepšininkas patekęs į geriausių žaidėjų penketuką. Ir Šarūnas Jasikevičius, taip pat net nebejoti buvo galima, jog Jasikevičius privalo būti geriausių šio čempionato krepšininkų penketuke. Krašto puolėjas Andrėjus Kirilenka taip pat patenka į šį penketuką. Saulius Štombergas, antrasis lietuvis išrinktas į geriausių krepšininkų penketą. Štombergas ir Jasikevičius. Ir vidurio puolėjas, ispanų lyderis po Gazolis. Du lietuviai, ispanas, rusas ir prancūzas. Toks yra geriausių krepšininkų penketas. Dabar netrukus bus išrinktas, paskelbtas ir naudingiausias šio čempionato žaidėjas. Mano nuomonė, jo be jokio abejonių turėtų tapti Šarūnas Jasikevičius. Taip ir yra, Šarūnas Jasikevičius atvedęs komandą į pačią aukščiausią viršūnę. Jasikevičius dabar gauna ir naudingiausio žaidėjo prizą. Štai taip ir dar tie be abejonės malonus individualūs apdovanojimai, kurių reikia pripažinti buvo vertas Šarūnas Jasikevičius, vertas Saulius Štombergas ir aišku verti visi kiti Lietuvos rinktinės krepšininkai bei treneriai. Dar kartą sveiki gyvi ir štai ką tik baigėsi šis įspūdingas finalas. Štai šis aukso medalis, parodykit kaip jis atrodo. Ir mes dabar kalbame su vienu iš tų žmonių, kurie ypatingai daug prisidėjo prie Lietuvos rinktinės pergalės. Vyriausiojo trenerio padėjėjas Gintaras Krapikas. Treneri, visų pirma sveikinu su įspūdinga pergalė, su įspūdingu pasirodymu ir pirmieji įspūdžiai po finalo. Na, man atrodo, kad jeigu atvirai, tai jeigu būtų įmanoma šitą puikų pasiekimą, aukso medalį, išdalinti į mažus gabaliukus ir kiekvienam tam, kuris labai prisidėjo prie mūsų palaikymo ir visą širdim sirgo už mus, kiekvienam po tą gabalėlį atiduoti. Mes tikrai velniškai jautėm mūsų sirgalių pagalbą, mūsų iš Lietuvos žinojom, kas ten darosi ir vyksta. Taip, kad tikrai didžiuojamės pasiekimu ir labai džiaugiamės, kad mus tai palaikė visi. Kada patikėjot, kad viskas, kad laimėjom? Na, patikėjom, kai baigėsi finalinė sirena. Tada patikėjom, nors rungtynės, sakykim, taip buvo, kaip finalas galbūt nebuvo tokios sunkios dėl to, kad labai daug taškų vedėm. Bet paskui iškrito labai daug mūsų žaidėjų, nes kažkaip keistai teisėjai traktavo labai smulkiai. Už kiekvieną pražangą skirdavo, iškrito žaidėjų. Paskui žiūrėjom, kaip išlaikyti tą rezultatą. Varžovas bandė mus stabdyti baudom. Vienu žodžiu truputį atmetė, bet ačiū Dievui, kad galų gale užteko tos persvaros, kurią buvom susikrovę ir laimėjom auksą. Jeigu trumpai, pagrindinės priežastys lėmusios tokį įspūdingą lietuvių žaidimą ir fantastišką rezultatą. Man atrodo, kiekvienas matė. Neužtenka vieno Pau Gazolio, kuris šiandien 36 taškus įmetė. Reikia turėti velniškai, darnę, draugišką ir gerai pasiruošusią komandą turėti, nes tai vis tik yra komandinis žaidimas. Ką Lietuva šitam čempionate puikiausiai įrodė. Kągi, ačiū Jums, treneri, netrukdysiu Jums daugiau džiaugtis pergalę ir prieš akis dar... Visiems ir galim. Ir saugokit save šį vakarą. Na, vieną kitą bokalą alaus, aišku, galite leisti. Prasideda šventė, kuri truks, aišku, ne vieną dieną, rytoj 14 valandą Kaune Santakoje. Susitikimas su tais vyrais, kuriuos ką tik matėte, su tais krepšininkais, kurie tapo Europos čempionais. Ir rytoj jie parskrenda į Kauną apie 14 valandą. Ten bus muzikos, bus šokių, bus linksmybių, bus be abejonės ir dainų. Taigi, dar kartą su pergale ir susitiksime jau su šiais krepšininkais Lietuvoje. Iki.